Mes tai šiandien dekoravom sausainius. Tiesiog sviestinius sausainiukus su spalvotų glajom. Vaikai galėjo, ir ne tik vaikai visi, kurie dalyvauja suaugusi, galėjo improvizuotai piešti juos, spalvinti ir mažus meno gaminius pagaminti savo ranką. Aš buvau nustebinta tikrai, nes jie nerealiai visi skirtingi ir atrodo iš kelių spalvų pagamino tiesiog peizažus. Mintis kilo jau seniai, man krebždėjo, kad noriu savanoriauti, tai buvo mintis, problema, kur noriu save realizuoti, tai kurioj sferoj tas savanorystė turėtų būti. Ir niekada nebijau, kad tai turėtų būti su vaikais kažkokios veiklos. Ir kai tik atsirado galimybė daugiau skirti laiko, kadangi jau vaikai paaugo, tai dabar galiu užsiimti būtent tą veiklą, daugiau laiko skirti savo ir atiduoti kitiem. Tai yra svarbu, bet man tai asmeniškai tai yra labai natūralu, nes aš tai kiek save prisimenu nuo mažens, to nesuvokdama, visada kažkur kažkam padėdavai, dalindavai su kažkuo ir visą laiką, nors ir kažką darai, dirbi darbe, ar tu užsiimi kažkokią veiklą, jeigu ir savo, vis tiek prie to prieini, kad norisi pasidalinti neatlygintinai tiesiog savo laiku ir žiniomis, nesvarbu kom, ar tai kažkokiu gaminiu, ar tai veikla, ar tai tiesiog laiku pabuvimu šalia. Ir tai natūraliai man tai gaunasi ir aš tiesiog neįsivaizduoju, kad gali būti kitaip. Nebuvo ir niekada tos minties, kad tai baisu bus, ar kažkas neramu, ar kažko tu bijai. Ne, tikrai ne. Ir kaip tik čia daug yra tų teigiamų emocijų, jeigu kažkas dar abejoja ar dvejoja, tai tikrai drąsiai gali savo hobių ar savo laiku pasidalinti tiesiog buvimu kartu. Aš manau, tikrai kiekvienas. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.